Laidos partneris Vytauto Didžiojo universitetas. Atviras ir laisvas. Sveiki, šiandien norėčiau pristatyti Jums Sigitą Parulskį. Gimė jis 1965 metais Obeliuose. Rašytojas, poetas, vertėjas, dramaturgas, kritikas. Žmogus gyvenantis tik iš literatūros. Baigė Vilniaus universitetą, lietuvių kalbą ir literatūrą. Vardinti jo kūrinius būtų beprasmiška. Sigitas Parulskis šiuo metu yra vienas žymiausių lietuvių rašytojų. Nacionalinės premijos laureatas. Internetas įvedus jo pavardę pateikia apie 110 000 rezultatų. Man Sigitas Parulskis yra toks šiaurės žmogus. Tvirtas, šūdo nemalantis ir tiesus. Tai apie jo kūrybą. O koks jis kaip asmenybė, mes pabandysime išsiaiškinti pasivaikščioję. Labą dieną, Sigitai. Labai malonu matyti Jūs ir ačiū, kad sutikote išėti su manim pasivaikščioti. Man irgi labai malonu. Po šiaurės miestelį. Su manim dar nori kas nors vaikščioti. Tas šiaurės miestelis yra tokia keista vieta, nes jinai neturi prisiminimų iš esmės, reiškia, kaip gyvenama vieta. Nes tai yra... Ir mes dabar, pavyzdžiui, čia gyvenantis kūrėm tuos prisiminimus, ar ne? Nes Jūs realiai ir gyvenate šiaurės miestelė, čia visai netoli. Čia viskas buvo, aš čia dar važinėjau prieš kokį 15 metų važinėjau automobilio remontuoti. Čia buvo dar angarai, visi tankų šitie. Ir dar vienas dalykas, mano tėvas čia tarnavo, reiškia, 51-3 lietuviška divizija čia irgi stovėjo. Koks nors budistas pasakytų, kad čia Jūsų karma gyventi kariniame miestelyje. Aš čia mėginu rasti pasiteisinimą, kodėl aš gyvenu. Nes Jūsų kūryboje iš tikrųjų štai tas armijos elementas, jisai pakankamai stiprus. Ta kiekvienas pasakys, tas paviršiui matosi. Kaip dabar jis atrodo, žvelgiant iš šiandienės jau perspektyvos? Ir 3 sekundės dangaus, ir kai kurie eilėraščiai. Tas toks, kaip čia pasakius, etapas, kuris buvo man reikalingas, bet aš negaliu be jo gyventi. Žodžiu, Ar būtume toks pats, jeigu nebūtų buvę tos tarnybos Vokietijoje? Jeigu neklojimo durys, ar ne? Čia yra lietuviai. Sunku pasakyti, bet ta patirtis yra gerai, visuomet patirtis bet kokia yra gerai. Tik tai ką jinai su mumis padaro ir ką mes iš jos padarome. Jeigu mus jinai sutraiško, žodžiu, arba tampa tokiu akmeniu kaip Sizifui, žinai, kad kuris ir ten tą patirtį ir vis rieda atgal ir daugiau nieko negali daryti, tada blogai. Bet jeigu, pavyzdžiui, man patinka tokia mintis, žinai, Gombrovičiaus, jisai pasakė, sako, ne bėda, kad menininkas turi kompleksų ir tai nėra koks nors dalykas, kaip čia pasakyti, susilpninantis jį ar išaukštinantis jį, bet svarbiausia, ar jisai sugeba iš to kompleksų padaryti kultūros faktą, sukurti kultūros faktą, ar ne? Ir ar gali pakelti juos iki kažkokio apibendrinimo, kuris atpažintų kiti savį? Taip, kuris būtų tas, sakykime, žodžiu, elementariai, ką nors paim kokį žmogus, plinka, pavyzdžiui, ar ne, ir pradeda labai kompleksuoti dėl to. Tai jeigu jisai sukuria, pavyzdžiui, gerą kūrinį apie tai, sakykime, remdamasi savo patirtimi, išgyvenimais tam tikrais, ir tas kūrinys iš tikrųjų susijęs su kitų žmonių patirtimi ir išgyvenimais, ir taip sakant, dar tą minėtą tavo kultūros lygį tam tikrą pakelia, reiškia, sujungia tam tikrą grupę žmonių, tai yra labai gerai, viskas yra tvarkoje, žodžiu, tas. Ir svarbiausia, kad menininkas tokiu būdu ir savo paties kompleksą įveikia. Jums rašytojo darbas, pirmiausia, amatas yra? Man tai yra amatas, aš turiu parašyti gerą tekstą. O jau paskui, ar aš sugebu ten save išreikšti ar ne, tai man tas yra antrinis dalykas. Man norisi, kad man patiktų mano tekstas, o ne kad aš jame patikčiau, ar ne. Ir aš ten esu, kaip ir sakoma, tik tai antrinis toks, žodžiu.
tas, kuris programuoja, ar ne? Nu jo, kaip treneris, ar ne, reiškia, komanda laimi, tai puikiai komanda pralaimi, blogas treneris. Ir kad paminėjo trenerį, tai aš paklausiu taip. Sportininkai treniruojasi. Kaip rašytojas save tobulina? O, skaito, geria degtinę. Vienas didelis lietuvių poetas, dabar jau miręs, man yra kartą sakęs, kad nebus gero poeto, jeigu jis degtinės negėrė. Pritartumėt? Ne visai turbūt. Čia ne tas yra. Nu, poetai mėgsta sakyti, kad reiškia, mes esame labai jautrus, ar ne, mes ten, reiškia, net laikome tikrovės spaudimo, dėl to mums reikia tą nervą užpilti, žodžiu, alkoholiu ar ten kokiais nors, žodžiu, slopinamaisiais. Tai iš esmės, nu, ne dėl to, reiškia, jisai yra nervingas dėl to, kad poetas, o dėl to, kad jis poetas dėl to, kad nervingas, iš esmės. Jautrus. Tas jautrumas jo. Tos stygos yra apnuodytos. Jo. Ir tas jautrumas iš tikrųjų jisai kainuoja. Ir ta poezija, pavyzdžiui, toksai dalykas, jisai labai koncentruotas ir labai toksai tikra, gera poezija, kurios žmonės parašo nedaug. Jinai iš tikrųjų labai iš giliai, iš labai stiprių žmogaus zonų. Ir tas yra, nu, aš su geresniais savo eilėraščiais jaučiu ryšį kaip su gyvom būtybėm iš esmės. Būna, kad išplaukia tekstas mintise, savo paties tekstas ir jį tarsi deklamuoji savo, net nevalingai. Nu, gal ne tekstas, bet toks, kaip čia pasakius, gal detalė kažkokia tai galbūt, arba įspūdis, nes dažniausiai geri tekstai atsiranda iš to va, tokio įspūdžio, iš stipraus postumio, proveržio, nežinau, čia keistai skamba, bet nu, de profundis, kaip sako. Ar gali geras tekstas atsirasti gavus užsakymą parašyti? Gali. Mozartas labai daug parašė tokių tekstų, aš manau. Ir apskritai daug šitų žmonių, kurie kūrė tuos didingus kūrinius, ar ne, paveikslus, ar Mikelandželas, žiūrėkit, ten ištisai dirbo su užsakymais. Jūs ir poetas, ir prozininkas, ir tas turbūt vienas iš, mano supratimų, retesnių atvejų, kai negalima apkaltinti jūsų prozos labai dideliu poetiškumu ir atvirkščiai. Yeah. Tai yra jumise kažkaip tai sėkmingai dera. Ar tai vienas ir tas pats dalykas, ar vis tik tai registrai yra skirtingi, reikia persijungti nuo prozos į poeziją ir atvirkščiai? Ja, reikia. Nes, nu, aš jau gal minėjau, bet labai poezijos vis dėlto kalba yra labai tokia vertikali, jinai labai yra koncentruota, labai tokia minimalistinė šiaip ar taip. Ir tas prozoje neveikia. Nes prozoj, jeigu remsies tokiu principu, parašysi 3 sakinius ir jau visą istoriją būsi papasakojęs. Pasakojimo principas yra truputį toksai horizontalesnis prozoje. Aišku, jis turi ir tą vertikalę be abejo, bet tai vis tiek jau yra didelė struktūra. Tai jau yra veikėjai, tai yra tam tikros situacijos, tu jau, reiškia, kuri struktūrą galvodamas apie kompoziciją didesnę, apie tam tikras priežastis ir pasekmes, žodžiu, apie kažkokius tai įvykius, kurie lems kažkokiu, reiškia, žodžiu, siužeto vystymasi, charakterių, personažų kažkokį vystymasi. Tai poezijoj to niekad negalvoji, poezija dažniausiai yra toks labai kažkoks dalykas, nu, tas kaip hieroglifas, ar ne? Kai Kajokas atrodo sakęs, kaip tas žaibo švystelimas danguje, ar ne, reiškia, kaip botago kirtis, ar kirtis kardu. Ar ne jūs... Tam nereikia daug žodžių. Ar ne jūs esat sakęs, kad poeziją reikia rašyti jaunystėje? Aš turbūt... Nežinau, aš daug poetų tikrai nepažįstu ir iš pasaulinės praktikos, ir iš Lietuvos atveju, kad labai gerai rašytų stiprią poeziją iki senatvės. Tai labai retai pasitaiko. Bet, nu, arba būna tokie atvejai gerai sukrytė, taip sakant, kai
kai baigėsi aistra, ateina išmintis, patirtis ar nereiškia ir ta poezija ir tai gali būti jėga, bet reikia jau tą mokėti gerai daryti, ne visiems tas pavyksta. Daugelis mėgina kabinti savo tos jaunystės kažkokių žodžių, rankraščių ir lieka tokie šešėliai savo paties, tai tas būna graudu. Aš nežinau, negali spjauti tą vandenį, žinai, gal. Bet man irgi kažkaip vis rečiau norisi tą poeziją rašyti. Gal aš jau labai senas. Kaip ten sako, būna, kad su amžiumi ateina išmintis. Yeah. Būna, Jos šiek tiek ateina iš tikrųjų, tas nėra melas, aš sutikčiau. Patirtis ir išmintis yra tokie dalykai, kurie su metais. Ir neužgesina jie tos kvailos vilties, kuri dažnai yra šaltinis daugelio mūsų gražių kūrinių. Yeah. Nu jo, tai vat skirtumas, pavyzdžiui, tas klausimas tau, kuo skiriasi vaikystėje knygų skaitimas ir dabar, sakykime, knygų rašymas, tai iš tikrųjų vaikystėje buvo daug daugiau džiaugsmo sklindančio iš knygų skaitimo. Jūs buvote iš tų vaikų, kurie daug skaitė, tiesa? Aš nemažai skaičiau. Reiškia, vienišas buvo? Turbūt. Ar čia toks mano visiškai primityvus iš esmės ne, turbūt, aš manau, komentaras. Kad mums reikia dabar perbėgti į kitą kelio pusę. Laidos partneris Vytauto didžiojo universitetas. Atviras ir laisvas. Laidos partneris Vytauto didžiojo universitetas. Atviras ir laisvas. Vienatvė su skaitimu ir tikrai susijusi, nes kai žmogus visuomet apsuptas kitų žmonių ar kompanijų ar kažką, žodžiu, tai televizorius atima iš žmogaus knygą irgi, nes tai irgi toksai dalykas, žinai. Aš girdėjau labai gerą posakį dabar visai neseniai. Nespręskite apie knygą iš filmų. Tas yra. Dabar knygas vis tiek skaityti jau yra, aš net kai paskaitau tas knygas, kuriomis labai žavėjusi jaunystėje, tai vis tiek jos nebe taip jau, nebe tiek galios turi. Arba kitaip tariant, gal aš nebeturiu tiek jėgų džiaugtis jomis ir pasiimti iš jų, ką pasiimdavau anuomet. Arba aš esu pasiėmęs tuos dalykus iš kitų šaltinių, aš nežinau šitą. Ar jums irgi taip, nes aš girdžiu iš savo bičiulių, mes esame panašios kartos žmonės, kad jie sako, nebesinori grožinės literatūros, norisi istorinės, kažkokių biografijų, nežinau, tikslinės literatūros. Kaip Nabokovas sakė, literatūra yra pasaka, žodžiu, tos pasakos, žinai, nusibosta anksčiau ir vėliau. Bet šiaip geros literatūros, tai man nepraeina noras. Aš kai randu kokią nors knygą gerą, koks nors Kioce buvo čia dabar šitas iš Pietų Afrikos. Ar jūs sutiktumėt, kad knygas reikia reklamuoti? Galų gale, kad rašytojas, vienaip ar kitaip privalo dalyvauti tuose procesuose, kuriuos galbūt pats ir kritikuoja kartais, nes tai neišvengia. Taip, be reklamos šiais laikais neįmanoma yra. Tiesiog neįmanoma, kad ir kokia gera knyga būtų, jinai gali pražūti ir pražūna. O tos, kurios reklamuojamos, jos gali būti, sakykime, ir silpnos, ir visai blogos, bet jos bus pasakojamos ir skaitomos. Nes žmonės, nepaslaptis, daugelis žmonių neturi skonio paprasčiausiai. O šiais laikais apskritai net nenori to skonio ugdytis ir tiesiog pasikliauja tuo, kas yra tiesiog siūloma. Čia yra tas pats principas, kaip mes perkame tam tikras prekes, ar ne? Reiškia, nuvažiuoji kur nors į užsienį ir tokių prekių, kokias mes čia perkame, net nebūna. Tada stebėsi, kaip čia yra. O paskui paaiškėja, kad net ir pas mus yra tų prekių, bet jos nereklamuojamos. Ką nors tai pasakiau? Ne. Čia buvo morgas, man atrodo, ir čia buvo morgas. Ne, čia buvo tie laidojimo namai. Kažkokia lakrima, man atrodo, buvo čia. O čia tai čia atrodo tos medicinės ekspertizės, kaip ten tie vadinasi, kur... Teisminė ekspertizė. Teisminė ekspertizė, jo. Bet dabar čia viskas jau atrodo užsidarė, man atrodo.
Aš ten net esu nufotografavęs tokį įdomų užrašą, kur reiškia išdavimas buvo tokia lentelė, žodžiu, tai kūnus išduodavo. Tai gal ir čia buvo koks nors, nežinau. Čia dar Lenkų laikų. Aš manyčiau, kad pastatai. Lenkų, jo, nes ta architektūra tokia panašiai į tos laikus. Nes čia tarybiniais laikais nebūtų statę tokio pastato, būtų jis paprastesnis. Ar laikote save mizantropu? Aš, žinai... Šį žodį savo atžvilgiu esat vartojęs viename savo esė. Aš esu iš esmės toksai... Aš esu radęs tokią neblogą mintį Lorenzo rašytojo, to brito, kuris rašė apie Lady Chatterley ir Meilužius ir toks, apšaukė pornografijos, taip sakant, autorium, bet paskui pripažino, kad vis dėlto geras buvo autorius. Tai jis yra taip sakęs gražiai, sako, jeigu nori būti kūrybingas rašytojas, turi turėti ką nors savyje, višis, jisai vartoja žodį. Kažkokia blogį. Blogį kažkokį, reiškia, įdą, nes paskui jisai tęsė, God save me from being nice. Kaip čia pasakius, blogi vaikinai žmonėms labiau patinka negu geri, ar ne? Ypač moterims. Moterims, jo. Ir filmai, pažiūrėk, kažkaip tai visi apie tokius geručius kažkaip būna nuobodus, o apie blogus, kuriems sekasi, kurie, žodžiu, dar paskui neiššaudo, o pabėga į Meksiką jie, ar ne, tai iš viso puiku. Aš kažkodėl manau, kad nemaža dalis jūsų skaitytojų moterų už tai jūs ir mėgsta. Jo, keista. Jaučiat tą? Nežinau už ką. Už tai, kad aš šūdžius, ar ne? Tas mizantropizmas yra tam tikras, man, pavyzdžiui, tai yra tam tikra apsauga nuo žmonių. Nes žmonės iš mano patirties dažniausiai, jeigu tu jiems leidi, jie dažniausiai nori tave nuskriaus kaip nors, turėti. Ja. Daugiau ar mažiau. Daugiau ar mažiau užlipta ant galvos, žodžiu, reiškia, kaip tas posakis įleisk kiaulę į bažnyčią, tai užlips ant altoriaus. Tai čia tiesiog matyt mano silpnumo požymis, tai tada aš ginuosi. Kas jūs labiausiai erzina šičia? Politikai. O kas labiausiai patinka? Kada būna čia gerai? Aš nežinau, man patinka, kad aš čia jaučiuosi namie. Man patinka, kad, reiškia, galbūt tai susiję labiausiai su kalba, nežinau, reiškia, kai grįžtu iš kur nors iš kitur, kažkaip vis tiek man patinka čia būti tiesiog. Nes yra toksai, Gottfriedas Benas, vokiečių modernistas, yra gražiai pasakęs, sako, reiškia, gamtoje yra spalvų, yra garsų, gamtoje yra formų. Labai daug ko yra gamtoje, bet nėra žodžių. Žodžiai, būtent yra tas falas, kuris išauga tiesiai iš tautos kūno. Tai yra absoliučiai unikalus dalykas. Tai aš manau, jis kalba būtent apie kalbą ir aplink tą falą mes visi ir sukamės. Pradėjome apie kalbą, jūs dar ir vertėjas. Ką rašytojai duoda vertimo darbas? Čia viena iš pratybų zonų, kai klausai apie šitą, kaip lavinasi, kaip pianistai groja ten po kelias valandas, tai rašytojui reikia rašyti iš esmės, skaityti ir rašyti. O vertimas yra vienas dalykas, man tai yra uždarbio klausimas, nes aš nedirbu niekur, tai man reikia kažkaip užsidirbti ir vertimas viena iš formų užsidirbti. O kitas dalykas yra, vis tiek tu dirbi su kalba, tai yra instrumentas, ar ne, tu kaip chirurgas galbūt apendicitą pjauni, bet vis tiek laikai skalpelį, ar ne, reiškia, tu žinai, neprarandi formą. Paprastai, vyroja tokia nuomonė, kad rašytojas neturėtų kritikuoti kolegų. Gal ir neturėtų. Aš skaičiau jūsų vieną labai stiprų tokį, apie Sioną, toks yra islandų rašytojas. Manau, kad jis jūs stipriai sunervino. Jo knyga Mano akys tave matė, man atrodo, taip jį vadina. Kažkas, jo. Ten jūs rašėt, kad visiška nesąmonė. Aš dabar kažkaip jau pastaruoju metu neberašau vis tos kritikos.
recenzijų. Bet vienu metu tiesiog beveik kaip Vaižgantas, ar ne? Jis, man atrodo, irgi taip yra sakęs, kad sako, kai atsiras jau tų tikrųjų kritikų, aš jau liausiuos. Kažkaip nebuvo tų kritikų ir dabar, tiesą sakant, pavyzdžiui, nėra. Kokia mūsų kritikos Jo. būklė? Yra kritikai, žmonės, jie tokie akademinio pobūdžio sėdi institutuose ir ten kur nors, reiškia, katedrose ir jie ten rašo savo akademinius darbus. Ir pastato tave į pasaulinės ir lietuvių literatūros kontekstą. Nu, pasaulinės gal nelabai, bet žodžiu, nėra analitinio žvilgsnio vat, į tą kasdienę mūsų literatūros, taip sakant, būklę. Skaičiau komišką tokį tekstą. Mergina, žodžiu, apie mano paskutinį eilių rinkinį parašė, kad, reiškia, aš išleidau erotinės poezijos rinkinį. Tai Sakiau, kad moteris jumyse kažką tokio pirmiausia randa. Perskaitė pirmą eilėraštį ir daugiau nebeskaitė, nes ten yra, gal 3 kokie eilėraščiai su erotikos elementais, motyvais kažkokiais, bet tai yra, normali poezija ten. Va, čia tie namai yra, man atrodo, senesni šiek tiek. Gyventojos jaunesnės už namus. Ir mėlynos. Komandos dvasia. Tai žodžiu, čia, man atrodo, buvo galbūt lenkų karininkai gyveno, galbūt, nesu tikras. Tie 3 namai tokie senesni išlikę yra. Čia senoji Žygio gatvė, o paskui čia šitie jau atėjo Chruščiovo namukai. Aš pastaruoju metu darausi vis labiau patenkintas kažkaip tai. Tiesa? Jo. Kaip čia pasakius, ne savimi, bet kažkaip tai buvimu, pačiu gyvenimu kažkaip. Nusibodo man, aš kažkaip buvau prieš 40 metų buvau nutaręs, kad baigsiu taip gyvenimą kaip tikras rašytojas, poetas su buteliu ir rankraščiu rankoje, žodžiu. O paskui kažkaip pagalvojau, kad labai kvaila. Labai kažkaip tai sunku, tiesą pasakant, man sunku pasidarė. Nes reikia labai daug sveikatos gyventi tokį gyvenimą, tokį atšiaurų vyrišką, ar ne? Moteris, ginklai, alkoholis, narkotikai, muštynės. Buvo šito jūsų gyvenime, neslėpsim? Visko buvo, jo. Tai kažkaip paskui pradedi galvoti per kūnas. Moterims viskas, ir drabužiai, ir parduotuvės, ir maistas, reiškia, o mums tik tai visokie sunkus, aštrus, kankinantis dalykai. Tai kažkaip... Ir todėl vieną iš paskutinių savo knygų jūs pavadinote Prieš mirtį norisi švelnaus. Nu jo, va. Tai kažkaip aš labai nuoširdžiai pavadinau ją, nes iš tikrųjų... Tas jaučiasi. Jo, aš turiu galvoj prieš mirtį tą tokį ilgą gyvenimą. Nes literatūra atsirado vis tiek šiaip ar taip iš tokio dikodinavimo, iš tokio, tie visi lordai Byronai, pavyzdžiui, reiškia, lordas Byronas, jisai ištisai lėbaudavo, grįždavo namo ir po visokių meilės nuotykių pildavo eiles, reiškia, atsisėdęs prie stalo. Tai... Daug dieve, kiekvienam. Jo, talentas čia yra, arba pavyzdžiui, net aš atsimenu, nustebau labai Dylanas Tomas, ar ne, jau geras yra poetas, jisai toksai atrodo, iš Dievo, ar ne, o jisai rašydavo kaip buhalteris, jisai susirašydavo, pavyzdžiui, rimus, ar ne, ten variacijas rimų šitam puslapio kampe, o paskui pritempinėjo eilutes. Aš galvoju, viešpatie mano, kaip gali tai būti? Ir prašau. O kokia poezija? Ir pavyko. Ir svarbiausia, kad 1000 ar 100 000 žmonių gali tai mėginti ir nieko neišeis. O jam pavyko. Ir dar gerdavo svarbiausia ištisai nenaudėlis. Ką jūs pastebit pirmiausia? Nes rašytojas yra žmogus, kuris, mano supratimu, stebi gyvenimą. Kaip jaučiat, kas jūs pirmiausia užkabina? Mačiau vieną kartą gulintį žmogų šitą parduotuvės, šito supermarketo, neprisimenu, Rimi, kieme ir, žodžiu, reiškia, priėjo prie jo policininkas ir uždėjo ant veido iki maišelį. Tai man iš karto, žodžiu, yra istorija ir aš matau detalės. Kita vertus, gal nelabai gerai, kad paskui viską vertini, žinai, tokia akimi. Nebegali taip, kaip vaikas pažiūrėti, ar ne? Žiūrėkit, Sigitai, Apkasų gatvė.
Čia yra dar likę iš tų laikų matyti. Čia gal gera vieta pabaigti mūsų pašnekesį. Su gatvė. Žinot, ką aš norėjau paklausti galiausiai, jeigu reikėtų Šventam Petrui įsiteisinti kokį savo kūrinį, pasiūlytumėt jam? Tai kad aš nesu pridaręs jokių nuodėmių praktiškai. Ten kaip vaikystėje ten susikeikiau, pamelavau kažką, nekalbėjau poterių. Tai kokia ši nuodėmė? Aš nežinau, aš neturiu tokių kūrinių, kurie labai kažkaip tai jau tokie būtų mano akimis aukso vertės. Gal tegul... Jeigu Šventas Petras raštingas, tai aš manau pats susiras. O jeigu beraštis, tai nepadės. Reikia kyšį duoti. Ten irgi? Ten irgi. Tik vat kokios rūšės kyšį, neaišku. Ačiū Jums labai. Linkiu Jums sėkmės ir optimizmo, va šito, kurį girdėjau mūsų pašnekėsio antroj pusėj. Viskas bus gerai. Optimizmas prasimušė, nežinia kodėl. Tai va, pabaigą norėčiau pasakyti, kad reikia ar palinkėti visiems, vaikščioti ir kalbėti. Labai gera bendravimo forma. Ir vaikščiojant kyla labai gerų minčių. Jeigu neturit žmogaus, su kuriuo vaikščiot galite, vaikščiokit su šunim. Arba su gėlėm rankų. To ir linkiu. Laidos partneris Vytauto didžiojo universitetas. Atviras ir laisvas.